humanizavimo ar gatvių siaurinimo projektai, kaip ten be pavadinsi, jie iš esmės yra ne laiku ir ne vietoje pradėti daryti. Tol, kai tau skauda dantį, tu nepulsi pirkti batų. Tai susitvarkysime pirmiausia tai, ką miestas turi sutvarkyti, o tada žiūrėsime ir darysime ne tik gatvėse, bet visur kitur. Kad Vilniuje būtų mažiau Minsko ir daugiau Briuselio. Ačiū, Valdai. Mykolai, prašau, jūsų atsakymo variantas. Tai man atrodo, kai skauda dantį pradžiai reikia pripažinti, kad valgiai daug saldainių ir pripažinti, kad tavo deleguotas administracijos direktoriaus pavaduotojas ir priėmė sprendimą gal gatvių siaurinimo, dėl ko akivaizdžiai šiandien trūksta finansavimo gatvių remontui. Tai aš esu įsitikinęs, kad pirmas darbas bus stabdyti gatvių siaurinimą ne todėl, kad savaime gatvių siaurinimas ar humanizavimas yra blogai, kaip pristato kolegos, bet todėl, kad prioritetai šiandien turi būti kiti, tai tvarkyti gatves, didinti sankryžų pralaidumą, tiesti dviračių takus ir tvarkyti viešąjį transportą. Tai mano supratimu turime apsispręsti dėl prioritetų ir tada skirti finansavimą tiksliai ten, kur reikia. Ačiū.